Mes turime tūkstančius idėjų. Tačiau ar jos visos gali sukurti inovatyvų produktą, technologijomis ir žiniomis grįstą verslą? Ar jos gali būti realizuojamos taip, kad ne tik palengvintų mūsų gyvenimą, bet ir sugebėtų sėkmingai konkuruoti vietinėse ir tarptautinėse rinkose? Mokslo ir technologijų parkų sukurtoje inovatyvioje aplinkoje būrėsi sėkmingos plėtros entuziastai, progresyvaus mąstymo, inovacinių idėjų turintys verslininkai ir jų įmonės, studentai, diplomantai. Realizuojant idėjas, mokslo ir technologijų parkai ir inovacijų centrai nukreipia pasireikiamus ekspertus, konsultuoja verslo valdymo klausimais, taip pat padeda surasti ir finansavimo bei paramos būdus, pasiūlo naujausias ir pažangiausias technologijas, gamybos ir realizacijos partnerius. Mokslo ir technologijų parkai yra sukūrę platų tinklą, kuris padeda viešinti sumanymus, prisideda prie įgyvendintų idėjų sklaidos Lietuvoje ir plačiausiose pasaulio verslo rinkose. Taip inovatyvios idėjos paverčiamos pelningu verslu. 4 mokslo ir technologijų parkai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei Kauno regioninis inovacijų centras susivienijo vykdydami projektą Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai. Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas – tai Klaipėdos krašto inovacinės kultūros bei verslumo skatinimo uostas. Čia po vienu stogu būrėsi Klaipėdos miesto ir vakarų regiono sėkmingos plėtros entuziastai bei progresyviai mąstantys žmonės, įvairias naujoves drąsiai pritaikantys versle. Šiuo metu parke savo veiklą surado apie 40 inovatyvių įmonių, viešųjų įstaigų bei tarptautinių bendrovių padalinių. Parkas prisideda stiprinant vakarų Lietuvos regiono konkurencingumą, todėl aktyviai bendradarbiauja su uostų įmonėmis, laisvosios ekonominės zonos, Klaipėdos universiteto specialistais. Klaipėdos mokslo ir technologijų parke įsikūrusi švediško kapitalo uždaroji akcinė bendrovė Primigena. Ši bendrovė siekia įvesti į Lietuvos rinką kuro priedą EuroAd. Tai kuro priedas Jungtinių Amerikos valstijų rinkoje platinamas jau daugiau kaip 6 metus. EuroAd gali būti skysto arba tablečių pavidalo. Atlieka 3 pagrindinės kombinuotas funkcijas. Mažina emisijų kiekį, mažina kuro sąnaudas ir techninės išlaidas. EuroAd prisideda prie aplinkos kokybės gerinimo, sumažina teršalų išmetimą ir beveik 75% anglies dalelių kiekį. Užsienyje jis naudojamas ne tik keleivinėme transporte, privačiose kompanijose, bet ir laivuose bei traukiniuose. Bendrovė orientuojasi į didmeninę Lietuvos rinką, todėl EuroAd pirmiausia pradėta siūlyti didelėms transporto kompanijoms, kurioms tai yra aktualiausia. Taip pat numatytas bendradarbiavimas su viešojo transporto parkais. Uždaroji akcinė bendrovė Primigena, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos universiteto mokslininkai ir Uostamiesčio savivaldybė vykdė eksperimentinį projektą. Kuro priedas EuroAd kelis mėnesius buvo naudojamas Klaipėdos viešajame transporte. Nustatyta, kad dėl naudoto priedo autobusų dūmingumas ir kuro sąnaudos gerokai sumažėjo. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko bendruomeniai priklauso informacinių technologijų bendrovė IT inovacijos. Parko inicijuotame projekte ši bendrovė konsultavo žvakes gaminančią įmonę Geralda. IT inovacijų specialistai įvertino bendrovės gamybos procesus ir pasiūlė optimalių variantų, kurie pagerino darbą ir padėjo pasiekti puikių rezultatų. Šiuo metu Geralda vadovaujasi gamybos planu, kuris leidžia sumažinti žaliavų atsargas sandėlyje, tiksliai žinoti, kada užsakyti transportą pagamintai produkcijai išvežti, iš anksto matyti, kuris užsakymas vėluos, gamybos užsakymų planavimą ir perplanavimą vykdyti greitai ir patogiai. Gamybos cechės specialiuose monitoriuose darbuotojai mato, kokį produktą jie turi gaminti, ar spėja pagal suplanuotą laiką ir kiek liko pagaminti produkcijos. Parko siūloma aplinka ir infrastruktūra, rengiamos telekonferencijos padeda IT inovacijų specialistams glaudžiau ir mažesnėmis sąnaudomis bendrauti su potencialiais klientais. Kauno technologijos universiteto regioninis mokslo parkas yra visų Lietuvos mokslo parkų pradininkas. Šiuo metu parke veikia beveik 60 įmonių, kurios tapo stipriais verslo bendruomenės objektais. Šiuo atžvilgiu KTU regioninis mokslo parkas yra vienas didžiausių Lietuvoje. Įmonių veiklos sritis labai plati, nuo programinės įrangos kūrimo iki mokslinių išradimų pritaikymo aplinkosaugoje.
KTU regioninis mokslo parkas yra įgyvendinęs ir nemažai tarptautinių bei nacionalinių inovacijų skatinimo projektų. Viena iš sėkmingiausiai KTU regioninėme mokslo parke veikiančių įmonių uždaroji akcinė bendrovė Energetikos projektai. Elektros tinklų statybos ir rekonstravimo projektus vykdo 14 patyrusių specialistų, ypač aukštos kvalifikacijos inžinierių. Bendrovės darbuotojai visoje Lietuvoje per 4 metus parengė daugiau nei 100 projektų. Įmonė taip pat gamina elektros pastočių relinės apsaugos ir valdymo spintas. Pagrindiniai įmonės užsakovai – UAB Rytų skirstomiai tinklai, VST, Siemens ir kitos bendrovės. Block Tracker – tai objektų buvimo vietos ir judėjimo stebėjimo sistema. Ją sukūrė bendrovė Mobiliųjų sprendimų centras, kuri vysto ir teikia modernes ir sudėtingas interneto ir mobiliųjų tinklų papildomas paslaugas. Block Tracker sistema leidžia stebėti transporto priemonės realiu laiku, kaupti informaciją bei formuoti įvairias ataskaitas. Ši įranga gali būti montuojama į lengvuosius ar krovininius automobilius, statybinę ar žemės ūkio techniką. Block Tracker sistemoje naudojami patys detaliausi globalų žemėlapiai Google Maps. Informacija apie tikslę transporto priemonės buvimo vietą perduodama realiu laiku ir atvaizduojama žemėlapyje nerečiau kaip kas 10 sekundžių esant Lietuvos teritorijoje ir kas 1 minutę esant užsienyje. Tai puikiai pagalba įmonėms, kurios nori stebėti savo transporto priemonių ir krovinių judėjimą, sumažinti kuro išlaidas, optimaliau planuoti ir kontroliuoti darbus. Ir veiklos pradžioje ir dabar Mobiliųjų sprendimų centras džiaugiasi, kad gali priklausyti KTU regioninio mokslo parko bendruomeniai. Įmonė gavo daug naudingos informacijos, konsultacijų, turėjo geras sąlygas plėtoti veiklą, o šiuo metu sėkmingai pasiekia ir tarptautinės rinkas. Kauno regioninis inovacijų centras glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais, populiarindamas jų sukurtas naujoves ir mokslinę kompetenciją. Centras skatina inovacijų plėtrą, formuoja tinkamą Lietuvos mokslo įvaizdį visuomenėje, tarpininkauja rengiant bendrus mokslo ir verslo projektus. 2 efektyvūs mokslo žinių taikymo pavyzdžiai – tai uždarosios akcinės bendrovės Lumen stomatologijos prietaisai ir Kauno technologijos universiteto mokslininkų sukurtos technologijos saldainių fabrikui Rūta. Uždarosios akcinės bendrovės Lumen specializacija – elektroninių medicinos prietaisų kūrimas stomatologijos srityje. 2010 metais bendrovė pasiūlė naują produktą. Pritaikius naujausios kartos kompiuterinės technologijas, sukurtas skaitmeninis kompiuterinis danties šaknies viršūnės ieškiklis. Šis įrenginys skirtas danties šaknies viršūninio susiaurėjimo vietai tiksliai nustatyti, šaknies perforacijai ar lūžiui aptikti, bei registruoti informaciją apie pacientą ir jo dantų gydymą. Technikos mokslų daktaro Jono Martinaičio sukurtas įrenginys leidžia taupyti gydytojo laiką, pacientas daug mažiau gauna neigiamų rentgeno spindulių. Produktą vystyti ir kurti įvairiuose etapuose padėjo ir konsultavo Kauno regioninis inovacijų centras. Šis bendradarbiavimas sudarė didesnės galimybės inovatyviam produktui pasiekti rinką. KTU mokslininkai maisto technologai panaudojo naujausią savo žinias ir patirtį, kuriant naujos kokybės saldainių gamybos technologiją uždarojoje akcinėje bendrovėje Rūta. Besikeičiant pirkėjų poreikiams buvo siekiama sukurti saldainius kaip funkcinį, organizmui naudingą maistą. Buvo ieškoma būdų, kaip natūraliais priedais pratęsti produkto galiojimo laiką ir sukurti naują plaktinių saldainių gamybos technologiją. Pritaikius mokslinių tyrimų rezultatus buvo sukurta naujos kokybės plaktinės masės saldainių ir plaktinių įdarų gamybos technologija. Tai pagerino produkcijos kokybę ir 1 mėnesiu pratęsė produkto galiojimo laiką. 30% išaugo darbo našumas. Sukurtas produktas išpopuliarėjo kaimyninėse šalyse, pradėtas eksportuoti į Vengriją ir Azijos šalis. Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parke gimsta daug inovatyvių idėjų ir jomis paremtų produktų. 2002 metais įkurtas parkas daug dėmesio skiria inovatyvioms įmonėms, užsiimančioms mokslinę, technologinę ir intelektualią paslaugų veiklą. Darbuotojai specializuojasi informacinių technologijų, automatikos, alternatyvios energijos srityse. Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas drauge su Kauno regioniniu mokslo parku ir partneriais dalyvauja kuriant mokslo, studijų ir verslo slėnį Santaka.
Uždaroji akcinė bendrovė Technologija kuria technologijas, kurios ilgina pramonės įrenginių veikimo laiką. Bendrovė tiekia naujas arba atkuria sudilusias stambias pramonės įrenginių detales metalurgijos, chemijos, naftos perdirbimo įmonėms. Tam naudojamos atsparios dėlimui metalo keraminės dangos. Naudojant šias dangas, klientams rečiau tenka pirkti naujas detales, pastebimai mažėja įrenginių stabdymo, remonto, techninio aptarnavimo ir prastovų išlaidos. Tai didina įrenginių darbo patikimumą ir stabilumą, taupo pinigus. Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko administracija, bendradarbiaudama su panašiais parkais kitose Europos šalyse, pristato uždarosios akcinės bendrovės Technologija produktus bei paslaugas potencialiems pirkėjams. Taip pat aktyviai skatina dalyvauti parko bei jo partnerių organizuojamuose renginiuose užsienyje, kur yra galimybė pristatyti savo produkciją bei sudominti potencialius klientus. Viena didžiausių ir pažangiausių Kauno aukštųjų informacinių technologijų parko įmonių – uždaroji akcinė bendrovė Būtenta. Jos pagrindinė veikla – verslo valdymo sprendimų būtent kūrimas, diegimas ir priežiūra. Šie apskaitos ir verslo valdymo sprendimai skirti įvairaus dydžio, teisinės formos ir įvairia veikla užsiimančių įmonių ir neverslo organizacijų veiklos procesams valdyti. Būtenta gali pasiūlyti savo sukurtus verslo valdymo ir buhalterinės apskaitos sprendimus įmonėms, užsiimančioms gamybą, didmeninė ir mažmeninė prekyba, pervežimais. Taip pat paslaugas teikiančioms įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms. Uždarosios akcinės bendrovės Būtenta komandą sudaro inovatyviai mąstantys specialistai. Jų sukurtomis ir nuolat tobulinamomis apskaitos ir verslo valdymo sistemomis naudojasi daugiau nei 1500 klientų Lietuvoje ir užsienyje. Priklausydama Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko bendruomeniai, Būtenta lengviau suranda kontaktą su mokslo atstovais bei stiprina savo kaip pažangios įmonės įvaizdį. – 2002 metais buvo įkurta viešoji įstaiga Šiaurės miestelio technologijų parkas. Jo misija – puoselėti novatorišką dvasią, skatinti technologinių verslo įmonių kūrimąsi ir plėtrą Lietuvos sostinėje. Šis parkas inicijuoja ir vykdo įvairius verslo paramos, aplinkosaugos, parko plėtros projektus, gerina teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo metu dviejose parko pastatuose įsikūrė per 50 kompanijų ir organizacijų, kuriuose dirba apie 300 darbuotojų. Vilniaus Šiaurės miestelio technologijų parke įsikūrusi informacinių technologijų bendrovė Avakompas. Bendrovė kuria ir diegia finansų apskaitos sistemas, rūpinasi verslo valdymu. Ji orientuojasi į verslo sektorių, kuriam siūlo prekybos, santykių su klientais, dokumentų, projektų valdymo sprendimus. Vienas iš Avakompo klientų tai didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklas Varžtų pasaulis, prekiaujantis Lietuvoje ir užsienio šalyse. Ši bendrovė naudoja prekybos įmonės valdymo sistemą 1C prekybos valdymas 8. Įdiegta sistema palengvina kasdienį įmonės darbą, padeda analizuoti informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Priklausydamas Vilniaus Šiaurės miestelio technologijų parko bendruomeniai, Avakompas sėkmingai plečia partnerių tinklą, užmezga naudingus kontaktus su kitų regionų ir šalių parkais bei įmonėmis. OR Consulting – tai informacinių ir telekomunikacinių technologijų įmonė. OR Consulting parengė galimybių studiją Lietuvos geležinkelių eismo valdymo centro įrengimui. Šiame centre bus įdiegtos įvairių gamintojų ir skirtingo technologinio lygio atskirų ruožų eismo valdymo sistemos. Tai bus sukurtas naujas ir modernus traukinių eismo valdymo centras. Jis mažiausiai 30 metų turėtų tenkinti visus Lietuvos geležinkelių infrastruktūros poreikius. Šios studijos tikslas yra pasiūlyti tokį naujo eismo valdymo organizacinį ir techninį sprendimą, kuris garantuotų valdymo patikimumą, fizinį ir elektroninį saugumą, eismo valdymo tvarkdarių darbo ir poilsio sąlygų pagerinimą. Taip pat palengvėtų susisiekimas ir techninė sąveika tarp Lietuvos, ES ir NVS šalių. Veiklos pradžioje bendrovė OR Consulting buvo įsikūrusi Vilniaus Šiaurės miestelio mokslo parke. Čia buvo suteiktos biuro patalpos ir visos galimybės bei informacija plėtotis ir tobulėti.